Natūralios ir sausinimo nepažeistos pelkės yra laikomas ne tik planetos inkstais, bet ir klimato sergėtojomis, kadangi durpės sukaupia itin didelius anglies kiekius. 20-ame amžiuje Lietuvoje nusausinta 2/3 Lietuvos pelkių, didžioji dalis, beveik 40%, naudojama žemės ūkyje. Nusausinus pelkę, tūkstantmečius kauptos durpės ima skaidytis, taip į orą išsiskiria didelį kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Ypač daug išsiskiria giliai nusausintose ariamuose durpynuose. Pavyzdžiui, tokiuose dirvožemiuose esantis bulvių laukas kasmet išskiria apie 37 tonas anglies dvideginio ekvivalento. Sumažinti žemės ūkio sektoriaus sukeliamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas galime tradicinį ūkininkavimą nusausintuose durpiniuose dirvožemiuose keisdami klimatui palankę pelkininkystę. Mokslininkai apskaičiavo, kad atkūrus vandens lygį vos 6% žemės ūkio naudmenų ploto, tai yra nusausintuose durpiniuose dirvožemiuose, ir jame taikant pelkininkystės priemonės, šalies mastu išvengtume net 53% dėl žemės ūkio sektoriaus atsirandančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Tai kas yra ta pelkininkystė? Pelkininkystė tai klimatui palankus pelkių ūkinis naudojimas, apimantis pelkinių augalų produkcijos paruošimą, natūralioms buveinėms būdingo vandens lygio palaikymą ir ar atkūrimą, durpėdaro skatinimą, pelkių biologinės įvairovės apsaugą. Arba, paprastai sakant, ūkininkavimą šlapiuose durpiniuose dirvožemiuose klimatui palankiu būdu. Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas kartu su tarptautiniais partneriais iš Vokietijos ir Baltijos šalių vykdo projektą EUKI – pelkininkystės plėtra žemės ūkyje, Baltijos šalyse keičiantis anglį kaupiančiame ūkininkavime, tvariai naudojant durpynus. Jo tikslas – informuoti ūkininkus apie šią naują ūkininkavimo šaką bei dalintis kol kas daugiausia patirties ir žinių sukaupusiuose šalyse Vokietijoje, Olandijoje bei įgytą praktinę patirtį apie klimatui neutralų šlapių durpynų naudojimą perduoti Baltijos šalių ūkininkams. Ūkininkaujantis nusausintose durpžemiuose turi galimybę sumažinti vykdomos ūkinės veiklos CO2 pėdsaką bei didinti organinės anglies sankaupas keisdami ūkininkavimo principus. Tai yra atkurdami natūralioms pelkėms būdingą vandens lygį ir augindami šlapioje aplinkoje augti prisitaikiusius augalus. Užauginta biomasė gali būti naudojama energetinėms reikmėms, pašarų ruošai, statybinių medžiagų gamybai, maisto ir farmacijos pramonėse, plėtojant amatus ir kitą. Pasidomėkime, kur naudojama šlapiose pievose užauginta biomasė Lietuvoje ir kitose šalyse. 800 kW galingumo Machino katilinė, veikianti Šiaurės Vokietijos Maklemburgo Pomeranijos žemėje, teikia šilumą 500 namų ūkių, mokyklai ir vaikų darželiui. Katilinė kūrenama ne iškastiniu kuru ar mediena, o šienų rulonais, susuktais greta miestelio plytinčiose šlapiose pievose. 1000 tonų šieno katilinėje virsta energija 4 gigavatvalandėmis. Tai puikus pavyzdys, kaip efektyviai energetikos reikmėms galima naudoti šlapiose buveinėse užaugintą ir pašarams netinkamą biomasę. Esu tikras vietinis Žuvinto apylinkių gyventojas, gimęs ir užaugęs prie pat Žuvinto palių tarp raistų. Nuo mažumės esu pripratęs prie pelkių šlapynių, esu rinkęs pangalį, šinavęs žemapelkes į greta esančias pievas. Iš pat pradžių buvo gan sunku, reikėjo tvarkyti jau kelis dešimtmečius apleistas nesausintas pelkes, kurios per tą laiką užaugo tankiais krūmynais, karklynais. Juos pjovėm, rovėm, kelmus viską tempėm į pelkių pakšius. Dabar jau prižiūrime virš 50 hektarų. Tai yra sunkus darbas, reikalingi įgūdžiai, speciali technika. Nušinautą biomasę naudojama įvairioms reikmėms. Geresnės kokybės žolę ir šieną naudoja mėsinių galvijų šėrimui, ganimui, blogesnė pakratams. Juozas Miškinis, kaip ir Aretas Paplauskas, vietinis Palių žmogus, ūkininkauja, turi mėsinių galvijų bandą ir prižiūri meldinės nendrinukės buveines. Nušienautą ir iš šlapių pievų surinktą biomasę naudoja pakratams. Vėlai nušienauta biomasė netinkama pašarams, todėl ūkininkas ją naudoja pakratams, biomasę susmulkina smulkintuvu ir paskleidžia tvarte.
Dabar mes esame pievose, kurios nėra derlingos, tai yra durpingi dirvožemiai. Mes pirmiausia išbandėme tokius 3 augalus, kurie mūsų nuomonė yra efektyviausi durpingose dirvožemiuose. Tai nendrinis dryžutis, pievinis pašiaušėlis ir nendrinis raičynas. Ir pagal mūsų atliktus tokius preliminarius tyrimus, tai geriausia išaugo ir išsilaikė tai nendrinis dryžutis, kurį dabar mes ir įsėjame dabar. Nendrinis dryžutis irgi ganėtinai derlingas augalas, jis duoda iki 40 tonų žalios masės iš hektaro. Pats nendrinis dryžutis daugiau tinkamas yra mėsiniam galvijam, galbūt avims, kaip dalis šieno gali pakeisti žirgam. Ir mes jį planuojame pagrindę naudoti tai mėsiniam galvijam, gaminant iš jų šienainį. Pamaryje gamtotvarką vykdome jau daugiau nei 20 metų. Šienaujame, ganome, atkuriame atviras rūšių turtingas pamario pievų ir žemapelkių buveinės. Šis granulių cechas yra VŠI Baltijos aplinkos forumas investicinis projektas, skirtas sukurti infrastruktūrą šlapinių biomasės perdirbimui į granulės ir naudojimas kurui ir pakratams. Cechas jau pradeda 4. sezoną. Kaip matote, granuliuojame vėlyvo šienavimo biomasę, kurią surinkome Pamario ir Nemuno deltos pievose. Pernai granulių gamybą buvo pristabdę dėl pakilusios elektros kainos. Šiais metais tikimės padidinti gamybą ir pasiekti optimalų cecho pajėgumą, tai yra perdirbti 1000 tonų biomasės. Ieškome būdų, kaip žolės granulės panaudoti įvairių produktų, kaip kartono pakavimo taros ir kitų produktų gamybai. Kol kas tai ateities planai, kurių įgyvendinimui prireiks laiko, žinių ir investicijų. Aš esu Musteikos kaimo gyventojas, ūkininkas. Garsus yra, arba aš didžiuojasi labiausiai tuo, kad čia yra labai didelė paukščių įvairovė. Aš suskaičiuoju, juokauju su kitais ornitologais, kad mano tas vadinamas garden list ar sodo sąrašas yra per 70 paukščių rūšių. Mano ūkis yra Musteikos upelio slėnyje. Musteikos upelis išteka iš Čepkelių rezervato, iš Čepkelių pelkės ir nedidelis upeliukas teka, kol vėliau įteka į Grūdą. Tai faktiškai mano ūkis yra tiek vienoje, tiek kitoje abiejose Musteikos upelio slėnio pusėse. Jisai užima 20 hektarų, kuriuos aš nuomojuosi iš valstybės, tai nėra mano nuosavybė. Ir čia šeimininkauja arba man labiausiai padeda tai škotų Highlandų veislės galvijai. Čia jie ganosi lauke, jie rupšnoja pelkių žolę, yra labiau absorbuojama anglis ir dėka tos pelkės vyksta pelkėdaros procesai, formuojasi durpė ir tokiu būdu mes turime dar ir naudą visuomenėje, jog prisidedame užrakindami anglies junginius ir saugodami mūsų klimatą. Jau 100 metų Vokietijoje įkurta Hisryt įmonė šiuo metu yra didžiausia nendrinės produkcijos tiekėja ir prekiautoja Vokietijoje. Didžioji dalis nendrių stiebų yra naudojama stogams dengti. Įmonė yra sukūrusi natūralių statybinių medžiagų liniją, tad prekiauja statybinėmis konstrukcijomis, plokštėmis, skydais, garsų ir šilumos izoliacinėmis medžiagomis, interjero puošybos elementais, tvorų segmentais ir kitais gaminiais. Vienas naujausių įmonės produktų – nendriniai šiaudeliai gėrimams. Nendrės nuo seno naudojimo stogams dengti ir Lietuvoje. Nendriniai stogai ne tik ekologiški ir estetiški, bet ir ilgaamžiai. Tinkamai rengti ir prižiūrimi tokie stogai gali tarnauti daugiau nei 50 metų. Gerokai mažiau kalbama apie švendrus, kaip puikią medžiagą inovatyvioms kompozicinėms plokštėms gaminti. Švendrų plokštės yra ne tik ekologiškos ir ilgaamžės. Joms būdingos geros izoliacinės savybės, atsparumas ugniai ir pelėsiniams grybams. Tai puiki statybinė medžiaga. 2019 metais viename Vokietijos ūkininkui priklausančiame polderyje įrengtas 10 hektarų ploto švendrų auginimo laukas su drėkinimo sistema. 3 auginimo metų pabaigoje buvo nuimtas pirmasis švendrų derlius, o surinkta biomasė panaudota ekologiškoms statybinėms plokštėms, šilumos izoliacinėms medžiagoms bei vienkartiniams indams gaminti. Dar neįprastesnė pelkininkystės kultūra yra kiminai. Taip, kiminai, paprastai augantis aukštapelkėse greta saulėkaitoje stirpsančių spanguolių.
Durpių klodas formuojasi labai lėtai, todėl ieškoma atsinaujinančių durpių pakaitalų. Kiminų biomasės fizinės ir cheminės savybės panašios į mažaskaidžių durpių. Ateityje dalį durpių pakeitus kiminų plantacijose užaugintą biomase galėtume tikėti sumažinti iškastinių durpių poreikį, gaminant naujos kartos auginimo substratus. Be to, užauginta kiminų donorinė medžiaga gali būti naudojama pelkinėms buveinėms atkurti. Tokie ambicingi eksperimentai sėkmingai gyvendinami Vokietijoje. Visgi, kol kas komercinis kiminų auginimas yra sudėtinga ūkinė veikla, reikalaujanti nemažai žinių, lėšų, darbo ir laiko sąnaudų. Lietuvoje šios idėjos dar tik skinasi kelią. Kol kas eksperimentiniu būdu kiminus bandoma auginti išeksploatuotose aukštumalos bei ežerėlių durpynų dalyse. Lietuva tik pradeda vystyti pelkininkystę. Tvariais ūkininkavimo principais paremta pelkininkystė prisidės prie klimato kaitos švelninimo tikslų siekio šalyje. Žmonės nori gyventi namuose, pagamintose naudojant natūrales ir sveikas medžiagas, nori naudoti natūralius produktus buityje, gyventi nedarydami neigiamo poveikio mūsų žemei. Tad pelkininkystės produktų naudojimo perspektyvos didelės ir dar laukia ateityje.